Apsiramink! Kaip suprast, kodėl gatvėje žmonės prie turi man sakyti, ką jūs čia darot? Aš tau sakau, apsiramink. Kur Kauneckas? Ant puodo sėdi! Apsiramink, mes būtumėm pasakę, bet savais metodais gal norim įsiaiškinti. Daugiau jokių lavonų. Šiaip jau į mus šaudė, o ne į tave. Koks skirtumas? Aš pats dėl to užskridęs buvau, kalėjime sėdėjau. Daugiau nenoriu. Paleiskit Kaunecką. Viskam savas laikas. Atsakysi porą klausimų, aš tau garantuoju, mes patys priduosim 6 valdybai. Kur Kristupas? Ais tos pačios nuomonės. Kur jisai yra? Tardyme! Kalbasi su Mangirdu. Skambina kaip tik. Alio. O pulsas? O gerai ten. Kas nutiko? Nieko. Aš atsiprašysiu minutai. Negyvas? Pasirodė, kad gatavas. Dar kvepuoja. Greitai iškviečiau. Fū, išgazinai. Pasakoja, ką nors. Vykdė Kaunecko nurodymą. O kur tas? Į sodybą perkeliam. Žodžiu, ten viršui isterikuoja prokuroras. Paleist liepia. Iš kur sužinojo? Tai aš iš kur žinau. Pasakyk jam, kad nesikištų. Viskas gerai. Kvepuot pamiršęs buvo. Bet viskas gerai. Greitoji jau važiuoja. Gyvens. Dar kartą klausiu, kur Kauneckas? Žodžiu taip. Kristupas sakė perduoti, kad nesikištumėt. O aš jam pritariu. Paleiskit. Tuoj pat. Nesikišk. Į ligoninę? Ir nieko negalima padaryti? Nu, netikiu. Nu, tai Šarkiui pasakyk, ką nors, tegul paspaudžia. Nu, supratau, Stepanai, supratau. Taip, palauksim iki rytojus. Gerai. Ja, bijo jis jų. Sėdi jų kišenėje. Sako, reikia palaukti iki rytojaus. O kas ten ligoniniai? Mangirdas. O Dieve. Ir Kaunecko dabar karšta. Mama, aš pasiskolinsiu tavo mašiną. O tu kur? Aš negaliu čia taip sėdėti ir nieko nedaryti. Klausyk, Igle, kam, bet tau nereikia kištis. Igle, nu ką tu padarysi? Susiskambinsim. Palakstys ir sugrįš.
Man širdis plyšta, kai jinai šitaip kankinasi. Tu irgi lakstei, kaip tavo bošą buvo uždarę. Jauna, durna buvau įsimylėjus. Ja, ir ryglė iš meilės savo vietos neranda. Viskas bus gerai, brangiui, viskas bus gerai. Patikėk manim, tiki manim. Nu, viskas bus gerai, pasisitvarkys viskas, pamatysi. Duodu žodį. Laukiu aikštelė tavęs. Labas. Tai naujienos tokios. Mangis guli ligoniniai sumuštas, bet dėl Richardo man nieko naudingo neišėjo padaryti. Tu gal gali padėti? Jau prašiau, viską, ką sakiau, tik tarp mūsų. Tai niekas ir nežino, kad mes palaikom ryšį. Gali padėti? Kaip? Nežinau. Pakalbėk su Šramu. Jis geras darybininkas. Tikrai kažką suderins. Richardas jau kalbėjosi. Jokių ten rezultatų nėra. Bet dabar kitokia situacija. Hardas gilioje šiknoje. Turi pakalbėti su Šramu. Merci. Nu, babkutės įkrito. Jau yra. O, Marisolka, sakiau, visą laiką, sakiau, po 11 įkrenta. Vienis nebus? Nifiga. Bus labai, sako, daug dirbo, pervargęs, pavargęs ir tu nežinau. Man toks jausmas, kad mūsų vengia. Marisolka, ir gerai, Jis prie gamybos, mes prie realizacijos. Kuo mažiau reklamos, tuo daugiau, kaip sakosi, ramybės. Nu. Iglesia. Sustojo. Batareikos baigėsi. A, ne, veikia. Labas. Как делишки? Pasigliški. Blogai. Prisėt? Nereikia, aš trumpam. Man pagalbos reikia. Mangi sumušė, jis ligoniniai, o Richardą laiko uždarytą. Ir leisk patikslint broliai Karamazovai. Laiko jį savo biliardinį. Tai jūs gal galite su jais pasikalbėti? Ką ten kalbėt? Kad paleistų. Ar pamiršot, kieno dėka ant pinigų pasikėlėt? Iliucha, Ferdinandas jau daug kartų bandė mus įtraukti į savo problemas. Pavyzdžiui, nesenai su Kastianu. Prisiminė? Prašė ten primušt, užmušt. Nu, mes nesigilinam. Kodėl? Todėl, kad prašymas buvo vienbalsiškai atmestas. O po to mes nežinom, kur jisai, su kuo būrė, ką būrė. Nežinau. Tai nepadėsit. Teisingai Šramas sako, mes nežinom nei kas, nei dėl ko. O gal jis šaudė? Nešaudė. Mes nežinom. Aš žinau. O mes tavim netikim. Tu mum nerodyklis. Mes tau nepadėsim. Man labai gaila, kad Richardas kažkada už jūs galvą guldė. Gal pažiūrim? Nu jo, Hardą presuoja, bent pristabdyt. Чего, блин?
Jūs ką pas mane abaldėlį? Ne karto galvą už jį nedėjom, blin. Aš už ją pats, kiek dėjau galvą, mane čiut nepašovė, blin. Užtek jo majo. Va čia jau sėdi tie rasborai. Mes taip ramiai gyvenam. Problemų jums reikia, prašau. Tik tai be manęs, blin. Eikit, baksnuokite su visais. Jau kiek metų, blin. Jūs patys nepavargot? Aš... Nu, tu ir lakstai visą dieną, pirmyn atgal. Aš su jais visai nebesusikalbu. Kaunecką laiko užsidarę. Aš jiems sakau, paleiskit, sako man, nesikišk. Kauneckas yra pas juos? Nu taip, ėjo gelbėti draugo, patį pagavo biliardo klube. Bet esmė ne ta. Esmė ta, kad umarai visai manęs neklauso. Nu. Palauk. Aš teisingai suprantu, kad tu paprašai, kad jie paleistų Kaunecką, o jie sakė nesikišti. Būtent. Kita vertus, juk čia jų reikalai vidiniai. Gal tegul patys susitvarko. Nu, bet jie negali taip su mumis kalbėti. O kaip? Nesikišk. Nu, per tą nesikišk vienas žmogus jau ligoniniai. Kas toks? Tas Mangirdas Sutkus. Kaunecko draugas. Jo, paprašiau Dovydaitytės, kad aplankytų, apklaustų. Bet nežinau. Mes turim kažką daryti, mes turim pastatyti umarus į vietą. Nes vieną dieną jie patys pasiūs mus paskui rusų karinį laivą. Jūs. Jums smegenų sutrenkimas, bet gydytojai sako, išsikapstys. O jūs suprantat, kas čia vyksta? Tai rado gatvėje be sąmonės, iškvietė greitąją. Jis buvo umarų klube, o dabar ten Richardas. Jį ten pagavo dėl to, kad jisai bandė gelbėti Mangirdą ir dabar jį ten lygiai taip pat kankins. Tai klubas vieša vieta, pilna žmonių, kaip ten tokie dalykai gali vykti. O jūs ir tos banditus dabar dengiat? Aš patikrinsiu jūsų informaciją. Būtinai patikrinsiu. Prašom. Dėkui. Čia tau kava. Ačiū. Kaip laikais? Gerai. Namo norėčiau.
Tai gerai. Galės keliauti. Po apklausos, kai užpildysim protokolą. Čia aš surašiau pagrindinės tezes, kuriamis turėtum vadovautis. Paskaityk. Kaip tu manai? Ar Kauneckas galėjo suorganizuoti užpuolimą? Ne. Kodėl? Kauneckas praktiškas žmogus. Norėtų visus po vieną nužudytų. Kam čia rengti masinės šaudynės? Tai įtarė Richardą, nes jis draugas su Sutkum. Tikriausiai. Bet Richardas tikrai neorganizavo jokių žudynių, aš tai žinau. Bet jūs žinot, kad Sutkus buvo nusikaltimo vietoj. Žinau. Tai ką jis ten veikė? Stebėjo, kas renkasi į Umarų gimtadienį. Richardo prašymą. Tai kam jam tokia informacija? Nu, žinot, kas su jais bendrauja. Tai jūs galit padėti ar ne? Patikrinsiu tą klubą. O kaip beje su Liepa jūs ją ilgai laikysit? O ko jinai jau taip parūpo? Nu, jūs žinot, kad jinai narkomanė. Nu, taip, jai per apklausą lomkės prasidėjo. Reikėjo greitai kviesti. Siaubas. O tai kaip jinai dabar? Būklė stabilizavus. Pabaigsim apklausą ir paleisim. Jūs gal tada galite jai pasakyti, kad jinai paskambintų man. Aš atvažiuosiu pasiimti. Gerai. Ačiū. Klausau. Taip laisva. Pasakykite adresą, atvažiuosiu. Gerai, greit būsiu.